Esu Jonas Markevičius, šiuo metu man yra 19 metų. Fotografija man yra ir hobis, ir darbas. Aš, aišku, kai labai daug darbo yra, tai jau fotoaparato į rankas laisvalaikiu nekyla noras pasimti, bet šiaip kiekvieną dieną faktiškai aš fotoaparato iš rankų nepaleidžiu. Dabar fotografija yra tikrai menas, nes jau vien techninių parametrų suderinimo ir šiek tiek paprastą kompoziciją padaryti tikrai to neužtenka. Mažiukas labai skaitydavau astronominės knygas ir matydavau tenais labai gražias nuotraukas naktinės. Ir kažkaip pagalvojau, kodėlgi man nepradėjus to daryti, nes aš mėgėjęs kažką tokį padaryti, kas būtų gražu kitiems, kad būtų ką parodyti, kad būtų ką palikti po savęs. Nuotrauką padaręs, pirmiausia, jeigu jinai pavykusi, tuomet tikrai jaučiu pasitenkinimą, man smagu ir aš noriu kaip tik tobulėti, dar kaip tik pradedu daugiau skaityti, daugiau ieškoti, dar net ir eksperimentuoti pradedu kažką labiau, kad nestovėčiau vietoj. Nes jeigu atsustočiau vietoj, tai aš būčiau visiškas nulis. Kai fotografuoju savo arba privatiems užsakymams, tuomet būna tikrai sunku, dėl to, kad dažniausiai tu net nežinai apie tą žmogų nieko ir tu tada turi su juo susitikti, išsiaiškinti, ką jisai daro, ką jisai veikia, kuo užsiima, pomėgius ir tada bandai pasirinkti prioritetus, koks iš tų pomėgių jam yra svarbiausias. Ir tada bandai kažkaip pertikti tą žmogų, kad jame matytųsi jo veikla. Kadangi esu dar jaunas, tai ir žinau savo ribas, savo galimybės ir kai matau, kad kiti mano kolegos daug geriau visą tai padaro, todėl kol kas aš laikau save primityviu kūrėju, nes dar iki tos profesionalios fotografijos man labai dar daug reikia augti. Manau, net ir tie profesionalai galbūt apie save irgi taip sako. Bent jau šiomis dienomis aš fotografiją gyvenu tiesiog. Tai darbas, tai laisvalaikis. Kiekvieną dieną viską fotografuoju ir patirtis man ateina kiekvieną valandą, galima sakyti. Vis kažką naujo išbandau. Iš pradžio aš dar irgi ne viską buvau perpratęs ir supratęs, tai fotografuodavau vėlai naktį, bet tai iš tikrųjų nėra labai geras dalykas. Geriausia fotografuoti po saulėlydžio iš karto, kai saulė nusileidžia, arba prieš saulėlydį. Ir taip pat patinka ir saulėlydžius pačius, ir saulėtekius fotografuoti. Tad tuomet toks labai gražus metas būna, ypač ir tais rūkas, apmiręs miestas, toksai rasa, šerkšnas. Anksčiau būdavo smagiau ir maloniau ir įdomiau fotografuoti gamtos objektus, peizažus ir viskas, kas susijęs su gamta, nes aš labai myliu gamtą ir man gera tai daryti. Bet dabar, kai pradėjau gilintis į prasmę, į meną, tai pradėjau kažkaip daugiau žmonės fotografuoti ir bandau atrasti žmonių fotografijoje save. Pirmoji įsimintiniausia fotografija, tiksliau ne pirmoji, o pati įsimintiniausia, tai yra pirmasis mano mėginimas padaryti HDR kadrą. Tai toks kadras yra, kai sudedama skirtingų ekspozicijų nuotraukas to pačio objekto, tokiu pačiu kampu ir rakursu fotografuotas. Ir kai jas sujungi į vieną, tada tuomet matosi viskas labai ryškiai ir toks išeina gana keistas akiai neįprastas vaizdas. Ir pačios tos pirmosios fotografijos gaminimas man yra pakankamai įstrigęs atminty, nes ta fotografija, tiesą sakant, yra geresnė už kitas mano fotografijas. Nežinau, kaip man ten pavyko, bet tas kadras man asmeniškai yra labai patinkantis, žmonėm irgi jisai patinka, daug kam esu pardavęs ir iki šiol dar jis žmonių perkamas yra. Lengviausia tai iš tikrųjų straipsniams, nes fotografuojant straipsniams, tu jau žinai, ko tau reikia. Pavyzdžiui, reikia nufotografuoti žmogų,
kuris ten, tarkim, yra koks nors pilotas. Na ir tada iš karto su tuo žmogum eini prie lėktuvo ar dar ką nors tokio, kas simbolizuotų jo veiklą. Ir labai tada reikia tiesiog atrasti kompoziciją, tą jo gal emociją kokią pritaikyti ir tada labai greitai visas tas darbas praeina, ten kelios nuotraukos ir viskas. Bet aš praktikuojasi fotografiją dažniausiai, dabar žurnalistinė fotografija. Į žurnalistinę fotografiją įeina viskas, nes laikraščiai ir faktiškai rašo apie viską. Tai yra ir paprastai ir pastatai, ir žmonės, ir renginiai, ir kriminaliniai įvykiai. Galim vardinti ir vardinti. Fotografija yra prasta, kuomet jinai nieko nereiškia. Visos nuotraukos turi turėti prasmę, o kai jos turi prasmę, tuomet jos skina laurus visur ir visada.